101 Logoso numeryje teko rašyti apie kaunietę tekstilės menininkę Marijoną Sinkevičienę. Būsima dailininkė gimė 1951 metais Tauragės rajone. 1967 pradėjo mokytis rūbų modeliavimo buvusiame Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume, o 1976–82 studijavo Vilniaus dailės instituto, dabar Vilniaus dailės akademija, Kauno vakariniame skyriuje, kur tekstilės žinias jie perteikė vedantys to meto dailininkai Zenonas Varnauskas, Marija Dudienė, Dalia Valatkienė. Baigusi studijas, Marijona Sinkevičienė pati ilgus metus dėstė Stepo Žuko technikume, o šiam tapus Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakultetu iki 2018 metų čia ėjo docentės pareigas. Sinkevičienė išugdė daugybę jaunųjų menininkų, tačiau niekuomet neužmiršo asmeninės kūrybos. Dailininkė yra įgyventinusi nemažai gobelenų, tapiserijų, vėliavų, miniatiūrinių tekstilės kūrinių. Marijoną Sinkevičienę neabejotinai galime priskirti prie menininkių, kurios paskatino atsinaujinti ir konceptualėti Lietuvos tekstilę. Šiandieną šią tekstilininkę vertiname kaip išraiškingo individualaus braižo kūrėją, lakoniškos, santūrios, o kartu vaizdiškai itin įtaigios plastikos darbų autorę, sakralinio paveldo ir istorinių tautinių vertybių puoselėtoją. Žvelgdami į Sinkevičienės kūrybos panoramą matome jos nuolatinį siekį eksperimentuoti, ieškoti savitos tematikos ir autorinės technikos. Vis tik tai nuo pat ankstyvosios kūrybos Marijona Sinkevičienė saikingai vartojo teminius motyvus, nebuvo iliustratyvi. Menininkė nekartą teigė, kad tekstilėje jai svarbu kalbėti pačią medžiagą, audiniu, faktūra, per siūlą išreikšti mintį. Jos kūriniuose atsispindėjo pasąmonės, nuojautų ir nuotaikų raiška, perteikta kūrinio ritmu, ornamentu ar koloritu. Simbolinės kontrastingos spalvos traktuotos kaip gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos priešpriešos. 2008 metais, bendradarbiaudamas su Raseinių krašto istorijos muziejumi, Marijona Sinkevičienė ėmėsi projekto Kultūros paveldas sakralinė tekstilė. Pasak menininkės, jo tikslas buvo surinkti ir išsaugoti jau nykstančią bažnytinę dailę. Buvo surengta tiriamoji ekspedicija Raseinių krašte, kurios metu peržiūrėti bažnyčių archyvai, senųjų liturginių drabužių, vėliavų, užtiesalų kolekcijos. Raseinių rajonas ekspedicijoje buvo pasirinktas neatsitiktinai. Užaugusi šiuose vietovėse, Marijona Sinkevičienė norėjo atlikti savojo regiono tautinio paveldo ir bažnytinių objektų tyrimą. Menininkė pasakojo, kad sakralinė tekstilė ją domino senai. Nuo mažų dienų visada buvo skaudu matyti, kaip po truputį iš bažnyčių pranyksta ir yra sunaikinami autentiški audiniai, kurie laikui bėgant dažniausiai tiesiog išmetami, pakeičiami sintetiniais. Būtent todėl pradėta galvoti apie sakralinių audinių išsaugojimą ir naujų jų pagrindų sukūrimą. Projektų metu, lankant bažnyčias, atkreiptas dėmesys į tekstilės dirbinius, puošiančius bažnyčių altorius, per bažnytinės iškilmes nešamas vėliavas, liturginius drabučius, kurie perkurti dailininkės cikluose. Nuo jaunumės pamėgusi austi ciklais, šį įprotį menininkė išsaugojo iki pastarųjų dienų. Po keleto metų sekė dar vienas projektas – Lietuvos valstybingumo šimtmečiui pažymėti. Jis siekia įprasminti Lietuvos istorinę atmintį, norą pademonstruoti tautos kelią ir ryžtą išsaugojant globalias vertybės, atspindint tautiškumą ir tikėjimą. Šio projekto kūriniuose svarbų vaidmenį atliko audinėje išsiuvinėti tekstai, skanduotės Lietuva būk laisva, citatos iš partizano dainų, 3 Baltijos šalių valstybių vardai, tėvynei skirti eilėraščiai. Pavyzdžiui, viename iš parodos kūrinių buvo išsiuvinėtos poeto Maironio Lietuva brangi eilės. Šios žodžius tekstilės darbuose papildė Lietuvoje simbolinės reikšmės turintys austiniai motyvai. Pavyzdžiui, tvirtybės medžio, ąžuolo lapai, gilės. Eksponuodama parodose šios darbus, autorė buvo pasitelkusi ir nepaprastai įspūdingą apšvietimą.
Visi kūriniai demonstruoti tiek paprastai, tiek apšviesti neoninės melsvos šviesos. Dėl neoninių šviesų teikiamo efekto buvo matomi visi tekstilės ataudai, kurie yra nepastebimi esant įprastam apšvietimui. Išryškinti švytinti žodžiai ir simboliai įgaudavę naują itin sakralią prasmę. Lietuvai atgavus nepriklausomybę nemažai menininkų tekstilininkų šalia įvairių tapiserijų ėmėsi dar vieno žanro – vėliavų susijusių su bažnyčios, draugijų ar institucijų poreikiais. Į šį būrį įsitraukė ir Marijona Sinkevičienė. Anot menininkės vėliavą padaryti nėra taip paprasta. Ją reikia mokėti pasiūti, dekoruoti, žiūrėti, kad medžiaga gerai kristų, o tai sudėtingas profesionalaus išmanymo reikalaujantis procesas. Dailininkė įgyvendino net kelias vėliavas, viena įspūdingiausių iš jų Lapteviečių tremties vėliava.